Seimo pirmininkas ir žurnalistas, kuris savo gyvenimą skyrė kovai už tiesą, laisvę ir sąmoningumą. Ir šiandien jis ne tik pasidalins savo mintimis apie nepriklausomybės kovą, bet ir pristatys savo knygą Nenuobodaus gyvenimo mozaika, kurioje atskleidžia savo gyvenimo patirtis, įžvalgas ir istoriją. Na, o gerbiamą svečią kalbins istorikas, rašytojas, visuomenės veikėjas, pedagogas Jonas Kiriliauskas. Gero pokalbio. O, girdis, ar ne? Aš tą renginį norėčiau pradėti taip tradiciškai, kaip Kuršėnuose mūsų vienas žmogus visada pradeda, nuo eilių. Ir aš nesu toks skaitovas kaip Zenonas, bet pasistengsiu paskaityti, labai tinkantis mūsų tam momentui. Koks tu lietuvis, koks pilnametis, Seime nebuvęs, Juršėno nematęs, numojęs į šeimą, daržus ir šieną, važiuok į Seimą, pamatyk Juršėno. Šiandien mums pasisekė, Juršėnas pats atvažiavo. Va, tai ir man čia kaip prašė padaryti tą pristatymą, ilgai sėdėjau, galvojau, kaip čia simboliškai pavadinti tą mūsų pokalbį, kadangi knyga vadinasi Nenuobodaus gyvenimo mozaika, kaip yra būdų prie knygos, tai kažkaip atėjo į galvą mintis, kad yra toks Olgos Tokarčiuk romanas parašytas knygos Žmonių kelionė. Ten 17 amžiuje tokia įdomi kompanija keliauja ieškoti knygos, Enocho knygos, kurioje reiškia, toje knygoje gali kiekvienas rasti tiesą, prasmę, tobulumą. Tai va, tas romanas rašytoja išgarsino 93 metais, o kadangi taip jau nutiko, kad prieš mus esantis žmogus jau taip yra garsus, ir mes jo knygą šiandien pristasinėsim, tai aš pabandysiu išgauti iš jo tą tiesą, tą prasmę ir tą tobulumą. Va, kadangi taip jau nutiko, kad mes esam nuo 2001 metų toj pačioj partijoje, Lietuvos socialdemokratų partijai, čia yra dar garbės pirmininkas mūsų socialdemokratų partijos, tai aš bandysiu klausinėti ne kaip aistringas skaitytojas, bet kaip istorikas. Ir kas ten man neaišku buvo toj knygoje, kai skaičiau, reiškia, tai aš bandysiu ir jį čia pakamantinėti, nes knygos 4 viršelyje yra parašyta istorikams labai svarbi frazė – liudijimai išliekamosios vertės. Ir pasakysiu iš karto, kad parašyta teisingai, nes jau porą citatų į savo būsimą knygą įsirašiau iš čia. Va, tai galbūt dar kažką išgirdęs dar įsirašysiu. Va, na ir vis tiek, kad ir labai garsus, reikia keletą biografijos faktų pristatyti. Seimo puslapyje radau, tai keletą jums paskaitysiu, priminsiu, kas esat primiršę. 38 metais, gegužės 18, Panyžiškės kaime Ignalinos rajone gimęs. 55 metais aukso medaliu baigęs Ignalinos vidurinę mokyklą. 55-60 studijavo Vilniaus valstybinėme universitete, įgijo žurnalisto specialybę. 58-60 statybos savaitraščio Tiesos laikraščio redakcijose, 64-73 Lietuvos televizijoje, vienas iš Panoramos steigėjų, kurią tebežiūrim ir dabar. Taip toliau, 73-75 CK dirba, 75-78 ministrų tarybos kultūros skyriui, 78-83 vakarinės naujienos ir taip toliau. Ir nuo 90 metų kovo 10 dienos prasideda tarnystė Lietuvai. Čia net yra suskaičiuota, reiškia, kad Česlovas Juršėnas tautos interesams atstovavo 8287 dienas, tai yra 22 metus, 9 mėnesius ir 8 dienas. 198 888 valandas, 11 milijonų minučių ir beveik 716 milijardų sekundžių. Čia iš Seimo tokia statistika. Čia rinkimų komisijos pirmininkas buvęs, jis mėgo visokius skaičiukus ir apibendrinimus, tai jo prisakymu buvo suskaičiuotas. Zenonas Vaigauskas buvo toks ilgametis vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas. Dar keletas faktų. 99-2002 metai Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas, nuo 2004 Mykolo Riomerio universiteto garbės daktaras, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Visuotinės Lietuvos enciklopedijos redakcijos tarybos narys, knygų Pasaulio šalis
atmintis pasaulio veikėjų, tarptautininko žinias autorius, apdovanotas nepriklausomybės medaliu, 4 metais apdovanotas Vytauto didžiojo ordino didžiojo kryžiumi, 1 metais apdovanotas Lenkijos Respublikai komandoro kryžiumi, 2004 metais Marijos žemės kryžiaus 2 laipsnio ordino Estijoje, Jaroslavo išmintingojo Ukraina, Belgijos, Olandijos ir kitais ordinais. 2003 Švenčionių ir 2006 Ignalinos rajono garbės pilietis, pramonininkų asociacijos 6 metais Petro Ileišino mes laureatas. Ignaliną paminėt? Taip, Aha, gerai. paminėjau. Ir Švenčionių ir Ignaliną. Tai va, tai tiek labai greitai, labai trumpai priminiau biografiją ir iš karto pradėsim prie klausimų. Prie knygos pristatymų. Pasakysiu, kad knygą perskaičiau taip. Pirmą vakarą virš 100 puslapio, antrą vakarą pabaigiau, nes taip vakarais ramiai skaityti. Nemeluosiu, kad paėmiau ir per naktį skaičiau, nes ne vienos knygos nesu per naktį skaitęs, nes žinau, kad smegenims reikia naktį ilsėtis. Va, tai baigiant gimnaziją buvo tokia kaip kryžkelė. Tėvais norėjo, kad taptumėt kunigu, mokytojas Nikandras Petravičius fizikų matematikų, mokytoja Kropytė kažkuo efemerišku, kaip rašot, o pats ką būtų rinkęsis abiturientas, jeigu nebūtų tų 3 pasiūlymų. Buvo kokių minčių? Matot, pasirinkimas buvo įvairus, nes jeigu pradėsim nuo galimos kunigystės, tai aš ėjau pirmos komunijos pas neprastą, o netgi ypatingą kunigą Bronių Laurinavičių. Tai garsus kovotojas už lietuvybę ir už tikėjimą ir už žmonių teisės. Žinoma, mes vaikai tais laikais ir netgi vėliau nežinojom, kad jis to užsiima. Tik vėliau aš viską šitą sužinojau. Tai va štai aš ėjau pas būtent šitą kunigą pirmos komunijos ir kaip viduriniai mokykloje gerai mokiausi, taip ir pas jį gerai mokiausi. Ir jis mane vertino ir kai buvo paskui baigiamasis jo pamokslas ir aiškino, kad va čia iš jūsų, va šitų berniukų ir mergaičių tikrai išaugs daug gerų žmonių, kurie ar mokytojais taps, ar inžinieriais, ar agronomais, ar ko nors, bet vis tiek bus dirbantys savo tėvynei, savo žmonėms, savo tėvams ir visai Lietuvai. Ir gal iš jų ir bus pamokslininkų. Tai va vienas pamokslininkas išėjo, bet tik iš kitos pusės. Tai va čia toks yra mano ryšys su kunigystė. O laisvamanis aš pasidariau jau viduriniai mokyklai. Ir ne tik tai, kad čia va, tarybinė sistema, tarybinė mokykla, aš turėjau savo požiūrį į bažnyčią. Ir kadangi gilinausi į istoriją, tai radau visko apie bažnyčią ir daug nesmagių dalykų, dėl ko paskutiniais dešimtmečiais visi popiežiai vis atsiprašinėja. Tai va dėl to aš nusisukau nuo šitos įdomios galimybės. Aš manau, kad aš tikrai būčiau buvęs geras pamokslininkas. Ir po mano pamokslų moterėlės tikrai būtų braukusios ašaras. Tada antras siūlymas buvo, kurį irgi galima suprasti, ypač mama norėjo, kad eičiau į daktarus. Nes savo daktarėlis, tai čia labai svarbu ir visokios bėdos, sensta tėvai ir visi mes senstam ir mirštam, tai būtų gerai turėti savo daktarėlį. Bet kažkaip manęs netraukė tas dalykas ir aš atsisakiau. O žurnalistika gimė kaip tik mokytojos Aldonos Kropytės įtakoje. Tarp to visiškai neseniai Ignalinoje minėjom jos 100-metį ir aš kaip vienas iš jos mokinių, vienas iš jos auklėtinių buvau ir žinoma kalbą sakiau ir turėjau ką pasakyti ir prisimenant tuos laikus, jo labiau, kad jinai sulaukė ir nepriklausomybės ir atitinkamai reiškėsi, buvo patriotiškai nusiteikusi, ji manė, kad per literatūrą, per kalbą
galima labiau arčiau prieiti prie žmonių, juos suprasti ir pabandinti kažką padaryti. Net tos sistemos, tai yra tarybinės sistemos rėmuose. O mokytojas Nikandras Petravičius, kurį atleido šiek tiek pirma negu Tamstos herojų mokytoja Alseika. Tai Petravičius, kuris mane mokė fizikos, matematikos ir visų kitų panašių dalykų, dar man atrodo ir chemiją jisai dėstė, o man labai sekėsi uždavinius spręsti. Nepatogu dabar girtis, bet vis tiek turiu pasakyti, kad nuo manęs nusirašinėdavo, o ne aš nuo kitų nusirašinėdavo. Ir būdavo problemos. Jeigu ne visi nusirašo, tai kai mokytojas tikrina, va tie, kurie nenusirašė, gauna dvejetus. O kita bėda būdavo, kad aš spręsdamas uždavinius, aš juos sutrumpindavau visą tą seką, ypač algebros arba trigonometrijos uždaviniai. Toks ilgas, iš vieno išvedė atsakymą į kitą, pereini ir taip toliau. Tai kadangi man buvo aišku, aš 2-3 veiksmus nubraukiu. Ir va tokį, reiškia, mano tvarinį nusirašęs bičiulys, jis nueina prie lentos, kadangi Nikandras Petravičius pakviečia, surašo viskas teisingai. O mokytojas klausia, o kaip tu čia dabar nuo šito veiksmo prie šito? Tyla. Tai tada man buvo prisakyta ne tik tai tvarkingai rašyti, nes mano rašysena ne pati geriausia, bet svarbiausia surašyti viską taip, kaip reikia ir nieko nepraleisti. Tai va čia man buvo uždavinys. Tai žodžiu, pagal Petravičių atrodė, jau labiau aš dalyvavau pirmose pokarinėse fizikos ir matematikos olimpiadose. Ir buvau jų laureatas. 9 klasėje 4 vieta, 10 klasėje 2 vieta ir 11 klasėje vėl 4 vieta. Tai jam atrodė, kad va, jeigu aš pasiduodu Kruopytės įtakai, o Kruopytė už jį buvo gerokai jaunesnė, bet tiesa už mane gerokai vyresnė. Čia toks labai svarbus niuansas. Nes tų įsižiūrėjimų mokytojų į moksleivius ir moksleivių į mokytojas buvo pakankamai taip pat ir Ignalinoje, ir visoje Lietuvoje, žinoma. Tai Petravičiui atrodė, kad va čia mane ta jaunoji mokytoja paveikė ir nuvedė neteisingų kelių. Ir būtent čia Petravičius tą terminą panaudojo, kažkokią efemeriją pasirinko, žurnalistiką. Tai čia jo terminas, ne mano terminas, ir paskui aš kai mokiausi iš tikro ilgainiui susimaiščiau, ar žurnalistika yra mokslas? Ar mokslas? Ir ar žurnalistika išmoko, tai yra tos paskaitos, seminarai ir kitokį dalyką, ir išmoko rašyti. Tai sąžiningai pasakysiu, kad išmokau rašyti, kai aš pradėjau dirbti laikraštį. O tiesa, dirbti pradėjau jau besimokydamas 3 kurse. Tai yra, mano darbo stažas buvo nuo 58 metų, tai yra nuo 3 kurso. To pirmojo neturiu savo archyve, tiesą radau. Čia vėlesnė. Aha. Tai aš čia tokį klausimą, kaip tik turėjau, jau pradėjau tai atsakinėti dar neuždavus, tai ar išmokę Vilniaus universitete rašyti jūs rašot? Ir taip ir ne. Įvairių ir profesinių žinių ten suteikė, kai ko pamokė. Bet iš tikrųjų viską reikėjo pačiam patirti. Tai štai jūsų reiškia tas yra ir aš čia dar parašiau, kad ar čia to meto suvokimas, ar iš perspektyvos atrodo, kad norisi plačiau tą mintį išsakytumėt, bet beveik išsakėt, reiškia, kad žurnalistika tai kaip ir nėra mokslas, reikia pačiam išmokti. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai žinoma, kadangi aš perėjau per visokią žurnalistiką, tai yra ir laikraščiai, pirmiausia toks buvo statybos savaitraštis, kuris ir anais laikais greitai nunyko. Paskui tas pagrindinis Lietuvos laikraštis Tiesa, tai ten keletą metų dirbau, po to televizija ir jau čia buvo sakyta, kad vadovau būsimai Panoramai ir aš ir pavadinimą sugalvoju ir džiaugiuosi, kad praėjo keletas dešimtmečių, o terminas tas pavadinimas ir liko. Ir žinoma, Panorama dabar kitokia negu mano laikais, nes kitos sąlygos, kiti laikai ir daug kas lėmė, kad būtų taip, o ne kitaip.
Ir po to dar buvo darbas vakarinėse naujienose, ten aš buvau vyriausiasis redaktorius. Bus klausimas. Tai žinoma, galime sakyti, kad tam tikrą prasme žurnalistinis darbas buvo paskutinis mano darbas anais laikais, kai aš buvau vyriausybės, arba galime sakyti visos tuometinės tarybinės, Lietuvos tarybinės valdžios atstovas spaudai arba spauksmenas. Tai va čia toks įvairus patyrimas, kuris man paskui buvo naudingas, kai aš pradėjau dirbti aukščiausiai tarybai, o po to ir Seimuos. Dabar apie tą svarbų žingsnį. Čia vėl cituoju jumis, reiškia 1968 metų pabaigoje įstojau partiją. Toliau taškas, toliau seka. Mane paskyrė pirmą kartą dideliu viršininku, TV informacijos redakcijos vyriausiu redaktoriumi, po metų jau kūriau su kitais Panoramą tebesilaikančiai eterį ir šiandien. Na, aš kaip istorikas čia pasigėdau motyvo. Į partiją stojot. Motyvas labai aiškus. Tai žinoma, moterys visos jaunos, jos nieko neprisimena, tai kreipiuosi į vyrus. Jie tikrai prisimena, kad norint tais laikais padaryti tam tikrą karjerą, reikėjo stoti į partiją. Ir vėliau, žinoma, aš prisiskaičiau įvairių biografijų ir visokių, kaip čia pasakius, ir virkavimų, ir pergyvenimų, ir prakeiksmų, ir taip toliau, bet esminis dalykas tas. Buvo tam tikra sistema ir jeigu tu neįėjai pradžioje į partizanus, kol buvo ginkluotas pasipriešinimas, jeigu tu neįėjai į disidentus, kurių buvo dėja saujelė, ir iš viso Seime, tai yra aukščiausioje taryboje pradėkim. Aukščiausioje taryboje buvo tik tai keletas disidentų. Keletas. Nu, dar keletą partizanų galima pridėti, vadinasi, iš viso iš 141 žmogaus apie 10. Ir viskas. Tai štai, jeigu ne į partizanus, anuo laiku, nu, mano amžius buvo ne tas, paskui neįėjai į disidentus, aš tikrai nebuvau disidentas, tai tada kokia galimybė? Jeigu tu nori kažką esminio svarbaus padaryti, tai tu turi turėti šitą apsauginį skydą. Nors, žinoma, jis nemalonus ir tam tikroje situacijoje įsilegiantis, arba kartais net ir bjaurus, bet jis vis tiek kažkiek apsaugo ir duoda galimybę veikti. O kad ne aš vienas taip galvojau, tai man ryškiausias pavyzdys yra Romaldas Ozolas, su kuriuo aš turėjau garbės dirbti kartu ministrų taryboje anais laikais, o po to, žinoma, mes kartu dirbom ir aukščiausioje taryboje, ir Seimos, bet tiesa, paskui jau nustojo dėja rinkti, nepaisant visų jo istorinių nuopelnų. Nes jeigu imsim visus sąjūdininkus, tai jisai buvo pati ryškiausia žvaigždė. Ir jeigu prisiminat, kas čia jau ir moterys gali prisiminti, kadangi netaip seniai buvo, steigiamą į sąjūdžio suvažiavimą 88 metais ir kai buvo renkama sąjūdžio vadovybė, Ozolas gavo daugiausiai balsų. Antroji vietoje Prunskienė, taip pat partinė, ir trečioji vietoje Landsbergis. Mes apie tai pakalbėsim. Bet ne, aš noriu tą citatą vieną paminėti, jeigu čia jos nėra, dėl Ozolo. Reiškia, Ozolas buvo nusiteikęs tautiškai, arba jeigu norit, nacionalistiškai, nes aš dėl tam tikrų jo veiksmų, dirbdamas kartu su jo Seimuose, ypač kai buvo ruošiama Lietuvos-Lenkijos sutartis ir jau prasidėjo ratifikacinis procesas, tai man atrodo, kad jis laikosi tam tikrą prasme nacionalistinių net pažiūrų, bet galai nematė, vadinkim, kad jis laikėsi tautinės pozicijos nuo pat pradžios, nuo mažumės. Jis nestojo į pionierius, nestojo į komjaunuolius, o į partiją įstojo. Ir į jau naujais laikais, tai yra 89 metais, kai jau sąjūdis buvo susikūręs, jisai tapo sąjūdžio veikėjų ir maža to atgimimo savaitraščio vyriausiu redaktoriumi, tai tas pats atgimimas arba atgimimo žurnalistė ima iš jo interviu ir vienas klausimas buvo. Tai kaip čia taip, kad jūs įstojot į partiją? Tai kodėl?
Jis tiesiai pasakė, aš stojau todėl, kad nenorėjau būti outsideris. Aš norėjau ką nors padaryti Lietuvai. Va čia buvo pagrindinis paaiškinimas. Tai ir mano mintis buvo. Man atrodė, kad jeigu aš būsiu partijos narys, tai visų pirma, radio televizijos sistemoje aš turėsiu jau balso teisę tam tikrose lygiuose arba viršūnėse. Ir po to, kai man pasiūlė eiti į CK dirbti, tai čia toks ir tam tikrą prasme rizikingas žygis. Ir antra vertus, bent jau dalyje visuomenės centro komitetas neturėjo didelio renomė, garsaus renomė. Ir mano kaimynas buvo rašytojas Petkevičius, tarp kitko irgi garsus sąjungininkas visų pirma, nors irgi partijos narys. Ir kadangi mano kaimynas vienoje laiptinėje ir vienam aukšte mes gyvenom Antakalnyje, mes šnekamės su juo, sakau, man pasiūlė dirbti centro komitete, bet aš sakau, taip galvoju, ar man eit ar neit, nes vis tiek darbas televizijoje man yra smagesnis. Ir čia aš jau per televiziją iš tikrųjų tapau žinomas, matomas ir jeigu norit garsus, tai kurio galo man eiti į šitą įstaigą, kuri tam tikrais atvejais ne visai aiški. Tai Petkevičius pasakė tiesiai, savo taip kumščiu dideliu mojuodamas, Česiau, tu turi eiti, nes jeigu tu neįsi vietoje, tavęs tikrai ateis durnesnis ir bjauresnis. Ir aš nuėjau. Tai va čia visas mano pasiaiškinimas ir paaiškinimas, juo labiau, kad kai atėjo nauji laikai ir kai reikėjo viską įvertinti, tai aš buvau tas buvęs partinis veikėjas, kuris konkrečiai 95 kovo 11 per iškilmingą posėdį viešai atsiprašė už praeitį. Kiti, sakysim, ir tie, kurie buvo ne tik tai mūsų partijoje, bet ir kitose partijose jų pilna. Ir va, kai čia buvo tų sąrašų pagarsinimas, pasirodo, kad ir ką tik buvusiam Seime buvo pilna ir visose frakcijose. Tai tokia situacija buvo. Mano paaiškinimas, kad aš norėjau kažką padaryti ir drįstu tvirtinti, kad aš kai ką padariau ir žmonių labui, ir konkrečių atskirų žmonių labui padariau ir šitą knygą bandau aprašyti. Ir galų gale aš pasiruošiau ir nepriklausomybę. Aš nesakau, kad aš iškart puoliau į atgimimo judėjimą ir aš nebuvau sąjūdžio narys, bet aš brendau kartu su žmonėmis ir tas mano ankstesnis darbas ir televizinis, ir laikraštinis, ir galų gale ir CK, ir partinės mokyklos patyrimas man davė naudos imantis tų naujų istorinių uždavinių. Tai dabar prie tos partinės mokyklos, nes man ten irgi vienas momentas patiko, nes man irgi visokių minčių kirbėdavo, nes kažkada tai aš jau kaip mokiaus, man nebereikėjo studijuoti nei trumposios kurso, nei mokslinių tų visų, bet aš savarankiškai perskaičiau iš įdomumo, kas ten yra. Tai va, ir ten pas jumis radau, reiškia, kad jums Leningrado partiniai mokyklai buvo kilusi tokia eretiška mintis. Rašot, ruošiausi reformuoti socializmo modelį. Tai man būtų įdomu sužinoti, koks teoriškai turėjo būti socializmas žmogiško arba Česlovo Juršėno veido. Aš kai ką artėjant nepriklausomybė, jo labiau perestroikos laikais ir jau sąjūdžiui atsiradus kai ką ir viešai rašiau, kaip aš įsivaizduoju kai kuriuos dalykus, kaip jie turi būti sutvarkyti visoje toj dideliai šaly, tai yra Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje. Tai yra visų pirma respublikų teisės, nes kol kas aš nesiruošiau griauti Tarybų Sąjungos ir ją naikinti. Tai buvo tam tikras procesas, į kurį paskui mes įsijungėm ir ką padarėm jau po kovo 11. Tai man atrodė, kad jeigu respublikos gauna daugiau teisių ir jos pačios tvarkosi, tai tos, kurios gudresnės arba tos, kurios turi, sakysim, atitinkamą istorinį patyrimą, tai jos gali ir užtikrinti geresnį gyvenimą žmonėm. Faktiškai taip ir buvo, juk Pabaltijo valstybės, kaip tada buvo vadinamos,
ir Lietuva tarp jų, juk stovėjo žymiai geriau negu Vidurinėje Azijoje, arba Užkaukazėje, arba tos slaviškosios respublikos. Jau tada. Ir mus Maskva dažnai vadindavo tarybiniais vakarais. Tai man atrodė, kad jeigu mes gaunam daugiau teisių ir patys pradedam tvarkytis, tai mes galėsim, žinoma, ir daugiau padaryti, ir geriau padaryti. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, kur man atrodė, kad galima tobulinti tą tarybinį variantą. Nors tas variantas pasirodė netobulintas, nereformabilus. Tai žmonių teisės ir laisvės. Visų pirma, spaudos laisvė, galimybė rašyti apie viską, galimybė kritikuoti, kas anais laikais buvo arba iš viso draudžiama, arba kažkiek tai taip truputėlį kokiu tai žemų lygių leidžiama, nors ir tuo žemų lygių, sakysim, rajono ar ten kokio tai mažesnio, bet savarankiško miesto atveju vis tiek vietiniai valdžiai kritika nepatiko. Niekam kritika nepatiko Tarybų Sąjungoje, tai buvo minusas. Ir man atrodė, kad va šito reikia siekti, kad galima būtų kritikuoti, kad būtų tas laisvas žodis, kad galima būtų keistis mintimis ir taip toliau, taip toliau. Tai va tų mano minčių buvo jų pakankamai ir aš dar kartą sakau, ir aš tai sakydavau susitikimuose ne tik su žmonėm, kadangi aš buvau lektorius ir važinėjau nemažai po Lietuvą ir va tokie susitikimai, jie duodavo galimybę, sakysim, išsilieti. Nors aišku būdavo, kad kai kas ir apskūsdavo ir paskui reikėdavo aiškintis, o ką tu ten prišnekėjai, vieną kartą vos į teismą nepakliuvau, kai disidentą vieną teisė, o jis pasirodo tarp įvairių kaltinimų, buvo kaltinimas už tai, kad propagavo Sacharovo teoriją apie dviejų sistemų, kapitalistinės, socialistinės, suartėjimą ir supanašėjimą. Tai jis teisinosi, kodėl aš negalėjau šnekėti, Juršėnas per televiziją šneka. Teisėjai pradėjo aiškintis. O čia yra kita istorija, nežinau, jūs klausit ar ne, aš tik tai vieną sakinį pasakysiu, kad man už tuometinės radijo televizijos vadovybės, o dar tiksliau pirmininko Januičio kritika, buvo uždrausta beveik 12 metų rodytis televizijoje ir kalbėti per radiją. O čia kaip tik tie dalykai, kur buvo teisme, pakliuvo į tą laiką, kai ant manęs, kaip sako, arba man buvo pritaikytas embargo arba draudimas, nu tai žinoma, aš atkritau. Bet iš tikrųjų tas žmogus, tas disidentas, ko gero klausėsi mano paskaitų. Ir apie Sacharovą aš irgi kalbėdavau. Bet ir kaip daugeliui Lietuvoje atrodė, kad aš neišeinu iš ekranų, nors jau 12 metų aš nebuvau ekrane. Buvau išjungtas visiškai. Toks buvo Januičio kerštas man už kritiką. Jo, knygoje gerai, ten yra aprašytos tos peripetijos. Aš čia buvau pasiruošęs dar tokia 75 metais Paryžiuje buvo pasirodžiusi, turbūt kairiojo filosofo Žano Fransuo Revelio knyga Ne Marksas ir ne Kristus. Jisai rašė, kad sekanti revoliucija bus JAV 75 metais, dabar atėjo Trumpas. Ne? Tai jisai rašė, kad socializmas po kol kas dar nebuvo sukurtas niekur pasaulyje. 75 metais rašo. Tam galima pridėti, kad bet kokiu atveju SSR mažiausiai tikėtina šalis, kur gali būti sukurtas socializmas. Laikas suprasti pamoką, kuri buvo gauta labai brangia kaina. Ekonomiškai socializmas negali egzistuoti politinės diktatūros sąlygomis, ką ir sakėte. Tai va su Revelio reiškia mintim. Yra reiškia, kad jeigu bandymai suderinti šios du reiškinius, jisai rašė socializmą atveda į karikatūrą, jeigu ne prie tragedijos. Tai ir vienas iš pirmųjų, ne iš pirmųjų, bet 91 metais buvo parašyta Gorbačiovo biografija, man atrodo, Michailo Gellerio. Tai jisai ten tokia įdomią citatą apie viešumą, apie tą, ką kalbat, kad reikia, reiškia, duoti. Jisai citavo 28 metais Tarybų Sąjungoje pastatytą pjesę Savižudis, kurioje pagrindinis personažas valdžios prašo ko? Prašo, leiskit mums pasakyti, kad mes blogai gyvenam.
Jeigu mums leisit pasakyti, kad mes blogai gyvenam, mes jausim, kad geriau gyvenam. Tai jisai juokia sako, kad Gorbačiovas davė tą teisę po 60 metų, 88 su Glasnost. Tai dabar apie tą kitą laikraštį tada. Vakarinės naujienos. Bet aš klausimą užduosiu iš vienos citatos, iš Andrejaus Platonovo apysakos Duobė. Paklausiu, ar čia susiję kas nors ar ne, kad pagrindinis ten personažas Voščiovas 30-mečio dieną buvo atleistas iš darbo. Atleidimo dokumente buvo parašyta, kad jis pašalinamas iš gamybos dėl didelio nepajėgumo ir mąstymo vienu metu, kada visi sparčiai dirba. Tai dabar reiškia, Lietuvos TSR ministrų kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigų nueiti į vakarinės naujienas jų redaktoriaus. Tai čia karjeros prasme žingsnis į priekį ar du atgal? Čia ir taip, ir taip. Aš turiu paaiškinti, kodėl aš išėjau iš ministrų tarybos. Manęs niekas nevarė. Bet viršininkas buvo tikrai netikęs. O čia, tu pasižiūrėsim, kelinti čia metai. Čia 89, čia mano archyvas. Tai čia aš jau nebuvau redaktorius. Jo, bet aš čia kaip vaizdinė. Bet mano laikais būtent buvo ir, kaip sakoma, ta galvutė, ir laikraštys buvo toks pat didelis, kaip ir Tiesa. Paskui buvo pereita prie kito formato. Tai grįžtant prie šito reikalo, svarbu pasakyti, kad dirbti ir mąstyti kartu galima, jeigu tu nori ir jeigu tu sugebi. Ir svarbiausia, kad būtų leista mąstyti. Va čia visa esmė, už ką aš ir kariavau ir kiek yra įmanoma, tai dariau. Ar per partinius forumus tuometinius, ar per spaudą, ar per radiją televiziją, ar važinėdamas po Lietuvą, susitikdamas su žmonėmis ir jiems šitos visus dalykus vienaip ir kitaip aiškindamas. Tai yra, aš nesakau, dar kartą pabrėžiu, prašau manęs nepainiot, aš nebuvau disidentas. Tai yra, nepervertinkit manęs, bet aš buvau kitoks. Ir aš turėjau savo nuomonę. Ir plus turėjau drąsos tą nuomonę sakyti. O mano teorija buvo tokia, kad Tarybų sąjungoje, toj komunistiniai sistemoje, kiekvienam yra apibrėžtas kompetencijos ratas. Ir jis, taip sakant, makalojasi tame kompetencijos rate. O bailesni netgi savo patys nubrėžia dar siauresnį tą mažesnio spindulio ratą ir makalojasi ir nepatenkinti mus skriaudžia. O pasirodo, jeigu tu, reiškia, pirmiausia galvoj turi, paskui jeigu širdis atitinkama, tai reiškia, esi šiek tiek drąsesnis arba, gal bjauresnis ar atkaklesnis, tai pasirodo, jeigu tik alkūnėm pasistumdai tas ribas, tu supranti, kad jos guminės, ne gelžbetoninės. Ir reiškia, tu gali tas ribas šiek tiek išplėsti. Ir aš va šitai stengiausi daryti. Ar tai buvo lekcijos, ar tai buvo komentarai per televiziją, ar galų galia ten kiti darbai. Reiškia, pasirodo, šiek tiek pasistumdai ir žiūri, kad tu šiek tiek laisviau jautiesi. Reiškia, galima buvo padaryti. O šiaip, jeigu jau kalbėsim apie laisvę, tai laisvam galima būti ir kalėjime. Ir tarybiniam kalėjime. Ir tai ne vienas kaip tik disidentas įrodė. Ir lietuviškai disidentai, ir rusiškai, ir Ukrainos disidentai, kadangi šitų trijų tautų disidentų buvo daugiausia. Tarybinėse kalėjimuose, tremtyje ir taip toliau. Tai kalėjime gali būti laisvas. Tai yra. Tu gali nevykdyti prižiūrėtojo nurodymą. Žinoma, tu nukentėsi, bet jeigu tu renkiesi šitaip, kad aš būsiu laisvas ir nevykdysiu durno arba bjauraus nurodymo, tai aš jaučiuosi laisvas. Tai vadinasi, ir kitose situacijose lygiai taip galima buvo daryti,
Tai buvo rizika. Pavyzdžiui, CK aš juk negalėjau labai jau daug pasakyti, bet aš galėjau šiek tiek daugiau pasakyti negu kiti ir galėjau padaryti daugiau negu kiti. O mano bičiulis, kurį aš pirmą sutikau, kai aš atėjau dirbti į CK, jis man pripasakojo viską, ką tai reiškia CK, ką jisai gali ir kadangi mūsų pareigybė buvo pati mažiausia instruktorius, o ką tas instruktorius gali. Tai jis man aiškino galų gale, sako, Česlovai, aš tau vienu žodžiu pasakysiu. Ką gali instruktorius? Nieko negali, o bloga visada. Nieko gera, o bloga visada. Tai va man irgi, kai pradėjau dirbti CK, irgi buvo tas pats pasirinkimas. Tai aš dabar noriu tą klausimą, jeigu galima užduoti, kaip tik iki CK daėjom. Tai 5 biografijos metai, nuo 83 iki 88, vėl buvote CK, kai pats rašote aparatčiukų. 2 kartus dirbau. Jo. Užėmė ten spaudos, televizijos ir radijos sektoriaus vedėjo pareigas. Kas čia per darbas buvo? Dabar jau. Tai galima sakyti, kad tam tikras vadovavimas visai sistemai. Tai yra laikraščiams, radijai ir televizijai, ir leidykloms ir taip toliau. Žodžiu, aš turėjau 2 instruktorius savo pavaldume ir mes visi bandė vadovauti. Aišku, kadangi ir tais laikais buvo ir daug laikraščių, nors televizija buvo viena, buvo toks, reiškia, labai gera dainelė, kad Vilniaus televizija geriausia Lietuvoje, kadangi jinai viena buvo, tai aišku, kad geriausia. Tai va, televizija buvo viena, radijas buvo vienas, o laikraščių ir žurnalų buvo masė, plus dargi rajoniniai laikraščiai, kurie irgi buvo, sakykime, mano žinioj. Tai nereiškia, kad aš turėjau, ir mano tie 2 pavaldiniai, mes turėjom viską skaityti ir žiūrėti. Bet mes, taip sakant, turėjom matyti, kokios yra tendencijos, arba kas iššoka virš raudonos linijos. Va tai jau tą reikia tarkuoti. Mano nusistatymas buvo, ypač jau kai prie Sniečkaus aš mažai dirbau, bet prie Griškevičiaus ilgokai, iki pat jo mirties. Tai mano nusistatymas buvo, kad galima padaryti daugiau, jau labiau, kai prasidėjo perestroika. O Lietuvoje buvo reakcija arba iš viso stagnacija su Griškevičium priešaky. Ir mano, taip sakant, uždavinys buvo apsaugoti žurnalistus, kadangi visą laiką jie buvo puolami, juolab, kad buvo lengva tada žurnalistams dirbti, nes Maskvoje pažanga buvo didesnė tada. Skaitėm visi, jeigu kas iš vyresnių prisimenat, visi tuos maskvinius žurnalus, storosius ir galų gale ir laikraščiai, gal išskyrus tik tai Pravdą, ir laikraščiai jau buvo kitokie. Tai mums atrodė, o kodėl Lietuvoje negalima? O Griškevičius yra taip gražiai pasakęs, arba negražiai. Va, kai jie ten vidurinėje Azijoje, Užkaukazėje ar iš viso ir Rusijoje, tundrose ir visur kitur, kai jie gyvens taip kaip mes, tada mes Lietuvoje irgi pradėsim perestroiką. Va toks paaiškinimas buvo, kad reiškia mums, aparatčikams, nėra ko plėšytis. Mes ir taip gerai, reiškia, Lietuvoje stovim. Tai šiuo atveju vis tiek žurnalistai jautė tą, kaip sakoma, bendrą trendą ir reiškėsi, ir tas pats Petkevičius, ypač gamtosauginiam temom, ir Čekuolis, ir Vainausko vadovaujama komjaunimo, tiesa dabar Lietuvos rytas, ir Kašauskas. Gimtasis kraštas. Gimtasis, tai čia Čekuolis ir gimtasis kraštas neatsiejami, plus dar reikia pridėti Valatką kaip Čekuolio pavaduotoją, būsimąjį signatarą. Tai, žodžiu, buvo jau po truputį, taip sakant, tam tikros linijos, praktiškai raudonos linijos pagal Griškevičių buvo peržengiamos ir kiekvieną progą, kai tik tai mus surinkdavo, tai visą laiką Griškevičius mums aiškindavo, kaip čia blogai dirbama ir reiškia, o kas turi atsakyti per vieną pasitarimą, taip jisai ir pasakė. Reiškia, šalia sėdi jo skyriaus vedėjas, tai yra propagandos agitacijos skyriaus vedėjas, jis jį kreipėsi, o kas pas mus spaudos sektoriaus vedėjas?
O aš irgi sėdžiu salėje, tai prisipažinsiu, kad aš apmiriau. Nes, reiškia, jis prieš tai išaiškina, kaip, reiškia, nevaldoma spauda ir ką jinai išdarinėja. Ir konkrečiai Petkevičius ką rašo, vis imdamas naujas ir naujas skaudžias tas gamtosauginės temas. Tai va, kas spaudos skyriaus sektoriaus vedėjas? Tai va, aš dabar turiu tą klausimą, kaip tik, jūs visi priekį žinot. Tai asmeniškai čia jau supratau apie perestroiką ir supratom visi turbūt, tai va dabar mano toks klausimas, gal prisimenat, ką sakėt 88 metais Liepos 7 visuotiniam CK darbuotojų susirinkime apie lėtą perestroikos eigą Lietuvoje, arba kaip cituojant Vytautą Petkevičių, tada paleidusi skambę frazę perestroika sustojo ties Baranovičiais. Kas ten buvo per posėdis, man įdomu, nes nebuvo to detalesnio. Matot, ir CK vis tiek buvo tam tikra grupė žmonių, kurie galvojo naujoviškai ir kurie palaikė ir persitvarkymo sąjūdį. Persitvarkymo sąjūdį susitvėrė 88 birželio pradžioje, steigiamasis suvažiavimas buvo spalio mėnesį ir kaip tik prieš steigiamąjį suvažiavimą buvo pakeistas toks netikės, tikrai stagnatoriškas pirmasis sekretorius Songaila, o po to buvo pakeistas ir Mitkinas, tai yra antrasis sekretorius, arba kaip mes vadindavom Lietuvos generalgubernatorius, ir buvo pakeistas vietinių rusų Vladimiru Beriozovu, kuris buvo patriotiškai nusiteikęs. Tai žodžiu, tam tikros permainos vyko, bet tų pažangių CK darbuotojų visam CK aparate buvo saujelė, bent tam pradiniam etape. Paskui jų radosi daugiau, bet vis dėlto jų buvo mažuma. Jų buvo mažuma. Ir vadinasi, va, tiems, kurie manė, kad reikia kitaip dirbti, kad reikia pertvarkyti tą Tarybų sąjungą visai kitais pagrindais, ir jau pradėjusių, kaip ir sąjūdis galvoja, kad iš viso Lietuvos kitoks statusas turi būti. Tai yra nepriklausoma valstybė, atkurta nepriklausomybė, tokių žmonių radosi vis daugiau, nors dar kartą pabrėžiu, tam momentui, tai yra 88-89 metais, mes nesudarėm daugumos, mes buvom mažuma. Bet šita mažuma buvo remiama kūrybinės ir mokslinės inteligentijos, tai yra mokslo akademijos institutų, universiteto, kur buvo galinga partinė organizacija ir buvo pažangi vadovaujama profesoriaus Genzelio, dailės instituto, žodžiu, aukštosios mokyklos, moksliniai institutai, meninė inteligentija ir techninė inteligentija rėmė sąjūdį ir rėmė permainas pačioj komunistų partijai. Tai va štai tuo pagrindu ir atsirado 89 metų gruodžio mėnesį 20-asis suvažiavimas, kuris atskyrė LKP nuo TSKP monolito ir mes tapom antroji gruodžio pusė 89 metais savarankiškąją LKP, kuri į savo programą įsirašė nepriklausomybės siekimą. Čia šitai pabrėžiu dėl to, kad labai dažnai, praktiškai jeigu ne visuotinai, mums vis prikiša, kad mes komunistai nenorėjom nepriklausomybės. Kad nemažai komunistų nenorėjo, tas teisybė, kadangi atsirado, kai 20 suvažiavime mes nutarėm būti savarankiški, tai atsirado Burokevičininkai, arba LKP ant TSKP platformos, tai šitie atvirai sakė, kad mes turim likti su TSKP, mes turim būti vieningoj Tarybų sąjungoje, žinoma, pertvarkytoj, ir jie jau negalėjo kitaip šnekėti, vis tiek kažkiek tai stengėsi, bet jie buvo promaskviniai. Ir tai, kad mes surengėm tą savo 20-ąjį suvažiavimą ir kad mes aiškiai pasakėm, kad ir mes už nepriklausomybę, atvedė į kovo 11-ąją, kur tarp 124 balsavusių, tų dabar jau vadinamų signatarais, buvo ir sąjungininkai, jų buvo dauguma,
bet ir savarankiškosios kompartijos nariai. Tai ten buvo dar persipinę ir sąjūdį buvo ir komunistų. Bet dar aš vis tiek, čia tokį irgi ne visai rimtą klausimą apie tuos 88 metus. Jūs ten esat parašęs tokį sakinį. Įsibėgėjo 1988 metų vasarą, į sąjūdį nesiruošiau jungtis. Tai dabar aš čia skaitydamas galvoju, su sąjūdžiu turbūt kažkas asmeniško tokio buvo, kad knygoje jam yra skirti tik 3 puslapiai, o kaip pavyzdžiui gėrimo blaivybės analizai 12 puslapių. Tai dabar pasiaiškinkit, reiškia, kaip tas sąjūdis juk liktai atsirado kaip noras išjudinti tuos, kurių sakėt negalima išjudinti. Tai dabar kas čia, kurioj čia vietoj? Aš išaiškinsiu, kodėl skyreliais vyrai gėrė, vyrai gers, yra 12 puslapių. Labai įdomus. Todėl, kad Lietuva gėrė iki mūsų ir gėrė ne tik tarybiniais metais, gėrė prie Smetonos taip pat. Ir tas yra mūsų klasikų pakankamai aprašyta. Gėrė 19 amžiuje, Valančius kariavo su to, o pradžia buvo tai dar toliau. Žinoma, galime sakyti, kad antikos laikais taip pat buvo geriama. Žodžiu, visais laikais buvo geriama, visas klausimas, kiek buvo geriama ir kokios kokybės gėrimai buvo. Čia tik dėl to galima ginčyti. Bet yra vienas, aš sakyčiau, ir politinis, ir filosofinis klausimas. O kas girdė lietuvius? Aš šitai specialiai knygoje prašau ir čia buvo vienas iš tų klausimų, kuris mane paskatino apsispręsti dėl bažnyčios ir dėl laisvamanybės. Kai Lietuva priėmė krikščionybę ir kai atsirado kunigai ir vyskupai, dažniausiai tai buvo ne savi, bet paskui ir savi atsirado, tai pati aukščiausioji valdžia dalino žemės parapijoms, vyskupijoms ir visokius kitokius gerus dalykus. Jeigu, sakysim, ten toj vietoj buvo bravoras, tai jis atitinkamai automatiškai atitekdavo ne tik tai civiliams feodalams, bet ir dvasiškiesiems feodalams. Ir bravorai, ir karčmos arba smuklės. Ir plus tais laikais čia šituo klausimu buvo labai griežta tvarka. Jeigu va štai šitoj teritorijoje yra bravoras ar smuklė, niekas kitas negali steigti savo bravoro arba savo smuklę organizuoti. O baudžiauninkai privalėjo, jeigu, sakysim, vestuvės ar kokia kita šventė, tam tikrą kiekį alkoholio būtent iš šitos teritorijos. Jeigu tai buvo dvasiškoji teritorija, parapija ar vyskupystė, tai iš tos parapijos, iš klebono arba vyskupo valdų turėjo pirkti ir gerti. Žinoma, sakoma, kad žydai girdė. Tam tikrą prasme, taip aš sutinku, kadangi ne kiekvienas kunigas eidavo prie šinkavoti. Nors buvo ir tokio entuziasto. Atlaiko mišias, susitvarko, atsiraitoja rankovės, jau ne sutanos, o reiškia kito rūbo ir eina savo šinkavot. Buvo ir tokių. Bet esminis dalykas, va štai ta propinacijos teisė, yra toks terminas. Propinacija tai yra teisė gaminti ir platinti alkoholį. Tai šitą teisę naudojosi ir paprasti, arba, sakysim, tie dvarininkai, žemvaldžiai, dvarininkai, civiliai, miestiečiai ar kaimiečiai, nesvarbu. Ir taip pat dvasiškiai feodalai naudojosi lygiai taip pat tą propinacijos teisę. Tai va šito aš negaliu užmiršti, nors kai kam nepatogu tai prisiminti. Ir aš suprantu, kad nepatogu. Tada išsiaiškini, kas iš tikrųjų nuo pačių pradžios girdė lietuvių tautą. O paskui tai buvo Valančiaus karas, teisingai buvo. Ir jam ačiū, kad jis daug nuveikė, kadangi tas paskatino ir tautinį judėjimą. Bet, žinoma, tas skyrelis atsirado ne dėl šitų reikalų, o visai dėl kitų reikalų, kadangi man visą gyvenimą nuo tokio amžiaus reikėjo kariauti su gėrimu. Visą gyvenimą ir šiandien, dabar mažiau žinoma, kadangi aš esu laisvas žmogus ir galiu daryti, ką noriu, jau manęs neprispausi. O tarybiniais laikais, jeigu tu negeri, tai tu esi įtartinas.
įtartinas. Ir žinoma, visko buvo, nežinau, ar ten tamstos užrašos yra, bet aš turiu pasakyti tą istoriją, kaip vienas raikomo sekretorius aiškinosi, kodėl aš negeriu. Reiškia, toks. Galit sakyti. Gerai. Neklausiu. Gerai, tai žodžiu, čia vis iš to svarbiausio skyrelio. Būdavo tais laikais, vėl moterys neprisimins, o gal kai kurie vyrai, bet ir vyrai, ko gero, neprisimins, buvo vadinami rajoniniai ideologinių darbuotojų seminarai. 3-4 rajonų tie ideologiniai darbuotojai, tarp kad tos ideologinės darbuotojos dažniausiai buvo moterys, jaunos moterys, gražios ir taip toliau. Ir va susirenka, o mane kviečia kaip lektorių tarptautininką paskaitą skaityti. Bet, reiškia, kai jau baigėsi ta rimtoji dalis, tas būdavo 5-dienį popiet, 6-dienis visas ir dar pusė sekmadienį. Tai aš perskaičiau kažkaip paskaitą pačią pirmą dieną, tai yra 5-dienį ir turėjau kažkokį tai darbą, aš atvažiavau su knygom į tą seminarą ir tam melioratorių ar pionierių stovyklos namelėje kažkur tai pajūryje. Įsitaisiau ir skaitau knygas. Vakare kviečia vakaroniai. Stalai nukrauti taip, kaip reikia. Ir užkanda, ir gėrimai visokie. Ir, reiškia, kiekvieną klausia, o ką, reiškia, įpilt. Nu, sakau, aš geriu vieną vyno taurę. Raudono vyno taurę įpila man. Tostas išgeriu, pila man naują. Sakau, nepilkit, aš negersiu. Ašgi sakiau, kad aš geriu vieną taurę. O mane įkalbinėjai, sėdi šalia jauna, matyti instruktorė ir jos uždavinys buvo mane įkalbinėti. Nepavyko. Tada jinai staiga nubėga, atsiveda vyrioką, matyti savo viršininką ir tas mane pradeda įkalbinėti. Ir jisai pasiunčiamas atgal. Žinoma, ne ant 3 raidžių. Va čia šitą aš noriu pasakyti, kad aš įmanomai buvau mandagus. Bet vis tiek pasiunčiau toliau. Tada po kurio laiko ateina raikomo sekretorė. Dama žydinti, jauna, ir aš tada dar buvau jaunas, 35 metai. Jinai, reiškia, tą merginą, kuri buvo pristatyta prie manęs į šoną, atsisėda ir pradeda man aiškinti. Bet tada muzika užgroja, jinai mane pakviečia šokti, o šokti aš mėgau. Man patiko šokti. Ir vėl kalba ta pati. Nu, reikia, va, tostas dabar reikia išgerti. Sakau, aš jau išgėriau savo normą, viskas negeriu. Jinai vargšė nusiminusi, kad neįvykdė svarbaus uždavinio, eina ten matyti prie viršininkų ir po kurio laiko atkrypuoja, jau neateina normaliai, o atkrypuoja jau gerokai paėmęs pirmasis sekretorius. O anais laikais pirmas sekretorius tai car Bog и воинский начальник на данном поселении, nes vis tiek rusiškai matyt, kai ką prisimenat. Atžyvai ir jau uždavys aiškinti, va čia atvažiavo žmogus iš CK ir negeria. Tai kas, jis pradeda iš tolo, tai kepenys jau sudegintos. Ne, sakau, skrandis skylėtas. Ne. Sakau, aš esu sveikas, bet negeriu. Tai kaip tai, o ką tu čia veiki? Tai sakau, ašgi paskaitą perskaičiau, visiems patiko. Ne, tu su misija atvažiavai, tu atvažiavai ir už tai negeriai, kad matytum, kas čia ką išdarinėja. Nes buvo pavasaris, pakrūmių buvo pakankamai ir buvo, žinoma, visokių, kaip tais laikais buvo sakoma, fitimyti. Ne, sakau, aš jokios misijos neturiu. Aš padariau savo darbą, perskaičiau paskaitą, bet sakau, aš negeriu. Tai tada pirmasis susimasto, jis mindžiukoja ir po to pasako labai svarbią frazę, pranašišką. Juršėnai, aš tave seniai pažįstu, žinoma, iš televizijos. Aš tave seniai pažįstu, tu nedurnas, bet atsimink, tu partinės karjeros nepadarysi. Nes aš bešnekėdamas dar pasakiau, kad aš ne medžiotojas. Čia dar vienas mano minusas anais laikais. Tu partinės karjeros nepadarysi. Taip ir atsitiko. Aš, reiškia, CK vienu laipteliu pakilau. Nuo instruktoriaus į to sektoriaus vedėjo. Nei skyriaus vedėjas buvau, nors, reiškia, lyg tai pagal gabumus galėjau būti. Ir CK sekretorium galėjau būti. Bet niekas manęs nekėlė. Į deputatus niekas manęs nekėlė.
Todėl, kad, reiškia, kažkur tai buvau Trefnas. Ir, va, reiškia, jo šito pirmojo sekretorius, dabar jis jau mirė, reiškia, pranašystė išsipildė. O partijos lyderiu aš tapau po 20 su viršum metų, kai tapau LDDP pirmininku. Tai va, žodžiu, visos šitos istorijos yra sudėta į tą skyrelį vyrai gėrė, vyrai gers, kadangi gėrimas yra neatimama mūsų tautos gyvenimo dalis. Ir anais laikais, ir šiais laikais. Ir tada reikėjo kariauti, ir šiandien kariauti. Aš esu ne vieną savo darbuotoją tiek televizijoje, tiek vakarinėse naujienose atleidęs už gėrimą. Deja, bet negalima buvo, taip sakant, kolektyvui darė žalingą įtaką. Taip, tai kaip ir supratom, tai dabar važiuojam toliau, tai dabar pereisim prie tokių rimtesnių temų. Pacituosiu Umberto Eko vieną esė. Sukurti priešą. Turėti priešą svarbu, ne vien tam, kad apibrėžtume savo tapatybę, bet ir kad įgytume kliūtį, su kuria galėtume sulyginti savo vertybių sistemą, su ją susirėmę, įrodyti savo vertę. Tai dabar, kai diskutuojame apie politiką, labai žmonės dažnai tokį argumentą pasako, tai purvina ta politika, aš visą laiką atsakau, kad žmonės daro politiką tokią. Politika kaip tokia jinai, kaip jinai. Viskas su ja gerai yra. Tai dabar, rašant prisiminimus, dvi asmenybės, ko gero, ir tam tikram gyvenimo etape turbūt audrino vaizduotę jūsų, vertė priimti įvairius sprendimus, stebėtis, piktintis, džiaugtis, žodžiu, išgyventi įvairiausius žmogui būdingus jausmus, sprendžiu tai pagal paminėjimų skaičių knygoje. Dominuoja, reiškia, Algirdas Mykolas Brazauskas 56 puslapiuose. Ir kas galėtų pagalvoti? Vytautas Landsbergis 40 kartų. Kai žmona tik 18 kartų paminėta. Tai ko pasimokėt iš jų, ką supratot politikoje? Matot, aš čia į knygą dėjau tas, kas man atrodė svarbu. Tai Brazauskas be abejo man svarbiausias žmogus ir man pavyzdys. Nors tuose mūsų santykiuose, apie kuriuos aš nerašau knygoje, ne viskas knygoje parašyta, kai kas yra įdėta daugiau negu aš anksčiau pasakodavau, bet vis tiek ne viskas surašyta. Tai jisai man svarbiausias žmogus ir ypač tuo virsmo laikotarpiu, perinant iš vienos sistemos į kitą, perinant iš priklausomos Lietuvos arba okupuotos ir aneksuotos į nepriklausomą Lietuvą. Per tą laikotarpį jo vaidmuo buvo ypatingas, nes jis buvo ta uola, kuri buvo tarp, sakysim, Maskvos, visų tų stagnatorių ir visokių kitokių, ir iš kitos pusės Terlecko ir Landsbergio. Va ta uola, į kurią pirmiausia atsimušdavo Maskvos strėlės, ir už tos uolos tada kiti galėjo laisviau reikštis, nežinojo, kad jeigu kam klius nuo Maskvos, tai pirmiausia klius Brazauskui. Tai va, jis atliko šitą savo vaidmenį ir čia tas yra svarbiausia. Bet dabar, jeigu imsim laikotarpį jau artėjant į kovo 11 ir pačią kovo 11 ir laikotarpis dar šiek tiek ilgesnis, galime sakyti 90 ir 91 metų pirma pusė. Tai va čia šitam laikotarpį svarbiausias žmogus be abejo buvo Landsbergis. Jo vaidmuo ir ateinant į kovo 11 ir priimant atitinkamus dokumentus, kurie buvo labai sudėtingai, sunkiai ir per ribotą laiką atitinkamai suredaguoti ir pateikti ir deputatams, ir visuomeniai, jo vaidmuo buvo svarbus ir jo vaidmuo taip pat buvo svarbus per sausio 13-ąją. Jisai buvo kaip simbolis pasipriešinimo, jis neišėjo iš aukščiausios tarybos rūmų, nors tiesa vilkėjo neperšaunamą liemenę, bet jis buvo rūmuose, buvo kartu su mumis, su visais. Ir kitas dar dalykas, kurį aš turiu pabrėžti, tai pastangos, kad Lietuva nors kas nors pripažintų. Pažadai mums buvo įvairūs. Įdomiausia, kad kai buvo apsisprendimas tarp kovo 10 ir kovo 11. Mes pradėjom dirbti kovo 10 vakare.
Bet sprendimai buvo priimti kovo 11-ąją. Tai va ta naktis daugeliui, visų pirma, sąjungininkų buvo nemiegojimo naktis, o darbo naktis, tarimasis, ginčiai, nes buvo abejojančių. Pirma, ar reikia iš viso dabar skelbti nepriklausomybę, o jeigu reikia, tai kaip šitai daryti, kokiais nors galbūt etapais, ką tarp kitko padarė Latviai ir Estai. Juk jie ne iškart paskelbė nepriklausomybę, jie pilną nepriklausomybę paskelbė tik tai po žlugusio komunistinio pučo Maskvoje 91 metų rugpjūčio mėnesį. Vadinasi, jie kitų kelių ėjo ir galim sakyti, kad galų gale jie nepralošė, net ilgą laiką Estija vis mus lenkė ir lenkė, tik dabar mes juos jau pradėjom po truputį lenkti. Tai va, tai žodžiu buvo ginčiai ir tuos ginčius galutinai pašalino skambutis Lozoraičiui, jau dabar amžinatilsį, į Vašingtoną, kokia jo nuomonė. Su juo buvo konsultuojamas ir dėl dokumentų, ir dėl, sakysim, komunistų dalyvavimo valdžioj, nors pačiam sąjūdį komunistų buvo pilnai, sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo perpus komunistinė. Paskui vyriausybė, kai buvo sudaryta, ir Prunskienė, ir Brazauskas, ir Ozolas, visi trys komunistai, plus visi trys CK biuro nariai. Tai va, tai žodžiu, Lozoraitis manė, kad reikia griežtai viską daryti, bet kai iškilo diskusijos tarp kovo 10 ir 11, kada daryti, ar reiškia kovo 11 mes jau ir darom, čia vienas toks slegiantis įvykis buvo Maskvoje, kadangi turėjo rinktis TSRS liaudies deputatų suvažiavimas, kuris turėjo rinkti pirmąjį TSRS prezidentą, jis pasirodė ir paskutinis, tai yra Gorbačiovas, ir priimti įstatymą dėl respublikų išėjimo iš TSRS sąlygų, aplinkybių ir taip toliau. Šitą įstatymą mes vadinom respublikų neišėjimo iš TSRS įstatymų. Žinoma, tas mums atrodė, kaip tik yra tas dalykas, kurio mes turim išvengti ir turim savo padaryti anksčiau. Bet, kaip sakiau, buvo ginčiai. Daryt ar nedaryt. Ir tada skambutis Lozoraičiui, Lozoraitis aiškiai pasako, darykit, Amerika jūs remia. O kaip Amerika rėmė 90-91, visaip mus praktiškai stabdė ir saugojo Gorbačiovą. Va kaip buvo. Tai va čia tos įvairios kalbos ir ginčiai, kaip reikia šitai daryti, kokiu keliu eiti. Ir galų gale buvo pasirinktas aiškus kelias, mes einam, gal ir rizikuojam, mes šitai supratom ir visi, kurie balsavom, supratom. Dabar čia tokį, jeigu galima, kaip sakoma, skliaustuose, noriu vieną dalyką pasakyti ir parodyti. Va čia yra balsavimo kortelė. Tais laikais buvo vadinamasis vardinis balsavimas. Kiekviena būdavo išdalinamas lapelis ir tu jį turėjai užpildyti. Dėl ko balsuojama? Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Už, prieš ar susilaikė, vardas, pavardė, apygarda būtinai nurodyti, parašas ir data. Aš net ir tikslę, datą savame aišku, kad kovo 11, bet valandą rašiau, reiškia 22 valanda ir 10 minučių. Nu, tiesa, aš greitai viską dariau ir rašiau, tai aš pirmą kitų užpildžiau šitą kortelę, kiti šiek tiek vėliau ir paskui dar reikėjo suskaičiuoti viską ir tik tai po 11 valandos jau buvo. Bet čia yra kitas niuansas. O kas pasiūlė vardinį balsavimą? Tai vat žmogus, kuris prieš jūs sėdi. Aš dar kovo 10 pasiūliau vardinį balsavimą, kad dėl nepriklausomybės turim balsuoti vardiniu būdu. Po to kovo 11, kai jau mes tą jau galutinę darbotvarkę tvirtinom, viskas buvo aišku, ką mes darom, tai aš dar kartą pasiūliau, kad turi būti vardinis balsavimas. Tai vat per vardinį balsavimą mes turim šitų kortelių kopijas kaip svarbiausią suvenyrą. Taip, tai tik prašom kažkur nenukišti. dar tokį klausimą turiu apie asmenybės. Čia tokius kelis pasirašęs buvau, tai aš kai skaičiau, kadangi šiek tiek filosofija irgi domiuosi, man pasirodė sąlyginai mažai filosofų pavardžių. Kokiam tai filosofiniam kontekste, čia žodį vieną jau girdėjau filosofiškai,
Tai pavyzdžiui, skaičiau, kad Platonas ir Marksas paminėti po vieną kartą, Leninas ir Karosas po 2. Karosas, tarp kitko, Gorbačiovo prisiminimuose yra visa jam citata skirta, kaip jisai ten susitikime, kai buvo Gorbačiovas atvažiavęs, pasakė, nepriversit tautos mylėti per prievartą. Gorbačiovo užstrigęs į savo memoruose parašęs yra. Genzelis 3 kartus, Stalinas ir Bernatonis po 5. Bernatonis, jeigu kas nežinot, filosofijos mokslų daktaras. Stalinas ten buvo, mano pavaduotojas. Jo, Stalinas buvo paminėtas ten Leningrado aukštojo mokykloje, ten tuose debatuose, kai sakė vienas studentas, didysis filosofas Stalinas. Taip. Buvo tokia. Ir profesorius, va čia Leningrado partinės mokyklos pliusas. Reiškia, buvo profesorių, kurie buvo naujoviški, nestagnatoriai. Ir kai stagnatorius studentas iš Archangelsko, aš tarp kitko toj grupėje buvau revizionistas, kurio pirmas numeris, reiškia pirmas revizionistas, o tas pirmas stagnatorius. Ir tas stagnatorius, reiškia, šnekėdamas, sako, а как сказал великий советский философ Иосиф Виссарионович Сталин, profesorius staiga pašoka, кто? Stalinas filosofas? Ir žinoma, tas mano kolega buvo nusodintas, o profesorius parodė, ar įrodė, kad va toj mokykloje buvo visokių. Buvo pakankamai stagnatoriškai nusiteikusių profesorių ir laikėsi brežnevinės linijos, bet buvo va ir tokių, kaip šitas profesorius, jo pavardė, jeigu neklystu, Baskinas. Jis jau mirė. Ir atitinkamos, kaip sakoma, dvasios galima buvo. Jo, tai aš dar tada. O dabar dėl tų visų senų laikų veikėjų minėjimo, jie man buvo reikalingi dėl kokių tai konkrečių dalykų. Pavyzdžiui, Homeras kodėl reikalingas? Todėl, kad jis aprašė Iliadoj pagal mane pirmąjį opozicionierių, nes yra skyrelis knygoje apie opoziciją. Tai to opozicionieriaus pagal mane, aš nesakau, kad aš teisingai viską nustačiau, yra Tersitas. Vat ir Tersitas yra paminėtas, ir Homeras yra paminėtas. Aš juokom sakau, kad reiškia yra iš viso 650 vardų pavardžių rodikliai, nuo Homero iki Zingerio. Tai aš dar, čia ir klausiu. Tai aš užbaigsiu mintį. Gerai. Tai žodžiu, tie seni laikai, antikiniai laikai, jie priminti tam tikroj konkrečioj situacijoje, kai man reikėjo kažką tai įrodyti, kažko tai pasiremti. Tai tada man buvo reikalingas ir Homeras, ir Platonas, ir kai kurie kiti autoriai arba autoritetai. Ir plus aš šiek tiek mėgau, Rima gali patvirtinti, kad kartais aš antikinius posakius sakydavau. Mano mylimiausias posakis Amikus, Plato, jau šiek tiek. Platonas draugas? Taip, reiškia Platonas draugas, bet teisybė yra didesnė. Tai štai šitas ir kai kurie kiti pasakymai, aš vienaip ar kitaip juos paminėdavau, lygiai kaip ir kai kurios kitus istorinius dalykus, kadangi tai šiek tiek paįvairindavo situaciją salėje ir man ir pačiam būdavo įdomu, jeigu randu kur nors, ką nors tokio įdomesnio pasakyti. Tai va dabar gal aš pabaigsiu, ką aš norėjau paklausti. Tai kaip sakiau, reiškia, Stalinas su Bernatoniu po 5, Ozolą čia minėjo, Ozolas 8 kartus daugiausiai iš filosofų. O pavyzdžiui, Jozaitis nepaminėtas ne kartą, jo politinė klaida užkrito už atminties kažkaip tai. Tai aš paaiškinsiu, čia yra esminis dalykas ir gerai, kad šito paklausėt mane. Aš šitoj knygoj nerašiau nei Lietuvos istorijos, nei Lietuvos parlamentarizmo istorijos. Nors yra pakankamai dalykų iš istorijos, ir va vieną, kad neužmirščiau, aš pabandysiu pasakyti, kai baigsiu pagrindinę mintį, ir parlamentarizmas yra atspindėtas, galima sakyti, nuo vėlgi pačių seniausiųjų laikų, per pirmąją Lietuvos Respubliką, aš taip vadinu, kaip kiti sako, tarpukario Lietuva, man nepatinka, kadangi susišaukia su kitų žodžių, nesakysiu. Prie moterų. Tai pirmoji Lietuvos Respublika.
O mes esam antroji Lietuvos Respublika. Tai yra ir pirmosios Lietuvos Respublikos parlamentarizmas pakankamai aprašytas su įvairiais pavyzdžiais. Ir žinoma, mūsų antroji Lietuvos Respublika, ten, kur aš dirbau, pirmasias kadencijas ir vėliau. Ir tam tikri svarbiausi dalykai yra pakankamai smulkiai, pakankamai plačiai aprašyti. Jeigu imsim aukščiausios tarybos darbą, kovo 11 aktą, sausio 13, prezidentinį vadinamą referendumą 92 metais, galų gale mūsų pergalė 92 metų rinkimuose ir Brazausko pergalė 93 metų prezidento rinkimuose. Visi šitie dalykai pakankamai plačiai aprašyti, taip pat ir mano Seimas, kaip aš kartais leidžiu vadinti, 92-96 metų Seimą, kai aš pirmą kartą vadovavau Seimui, o aš po to dar 2 kartus vadovavau Seimui, 94 ir 2004 ir 2008 metais. Bet va, apie istoriją. Čia nėra istorijos vadovėlis. Yra nemažai istorijos ir nemažai parlamentarizmo, tai vadinasi, ne viskas galėjo tilpti. Taip sakant, man Juozaitis negulė su visom savo mintim, nors galėjo būti. Antra vertus, jis yra pakankamai aprašytas. O istorijos, kai kurių istorinių dalykų yra tokių, kurį, kaip sakoma, plačioji publika nežino. Va štai vieną dalyką būtinai pasakysiu, kadangi kai aš pirmą kartą jį pasakiau Seimo posėdėje, tai buvo ir furoras, ir pasipiktinimas, ir Seimo posėdžių salėje, ir aplinkui. Tai yra, ne aš tą faktą atradau, tą faktą, kurį dabar papasakosiu, atrado istorikas Butkus, dabar profesorius, ir jisai Kultūros baruose išspausdino straipsnį. Kaip Lietuvos tautininkai, tai yra personaliai, Smetona, Voldemaras, tarp kitko Ignalinskas kaip ir aš, Voldemaras iš Ignalinos, Smetona, Voldemaras ir Krėvė. Va štai kaip šitie 3 buvo maitinami bolševikinės ambasados arba atstovybės arba pasiuntinybės pinigais. Dar Smetonienė, pridurkime jo irgi imtis. Aš jaučiu, kad daugumai publikos tas įdomu ir svarbiausiai nežinoma. O buvo toks dalykas. Ir čia, ir sakyčiau, yra gėdingas dalykas Smetonai, bet tik tai Smetona pats pinigų į ambasadą neidavo. Eidavo arba Voldemaras, arba Krėvė, arba Smetonienė, kurios vaidmuo buvo iš viso svarbus ir Smetonų gyvenime, ir anos Lietuvos gyvenime. Tai va štai buvo duodami pinigai, kam jie buvo duodami. Galime sakyti, kad tam tikrą prasme šventam reikalui. Kadangi Smetona ir tautininkai buvo nusiteikę antilenkiškai, o Maskvai buvo svarbu neleisti Lenkijos, Lietuvos ir viso Pabaltijo suartėjimo arba susijungimo į vieną bloką. Ir per visą pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpį to bloko ir nebuvo. Tai yra Maskva sužaidė, išnaudodama va tą aplinkybę, kad nors tautininkai buvo labai garsūs, va, tos mano 3 paminėtos pavardės, o dar Tumas Vaižgantas, dar kai kurie kiti. Bet jie buvo generolai be armijos. Kiek ėjo į rinkimus, vis pralaimėdavo. Ir tik tai laimėjo rinkimus, kai juos pakvietė kita partija 26 į savo sąrašus. Va taip jie pakliuvo pirmą kartą į Seimą, bet pabuvo pusę metų ir buvo pervertinti. Tai va štai svetimais pinigais. Nu, sakysim, kad Lietuvos komunistų partija už bolševikų pinigus dirbo, nu tai savaime aišku, kadangi jie tokie, arba, kaip sakoma, pagal apibrėžimą jie taip turėjo elgtis. Ne kitaip, kadangi jie tarnavo daugiausia Maskvai, nors buvo ir tų komunistų įvairių, kurie priešinosi Maskvai. Ir paskui Stalino buvo nužudyti. Bet va štai Smetona ir smetonininkai, kurie tokie va super žmonės ir kaip jie garbinami, o pasirodo nesisarmatijo imti bolševikinius pinigus, kad būtų spausdinami jų spaudoj antilenkiški straipsniai. Taip, tai dabar einam dar prie vieno klausimo. Čia dabar jau eisim prie tų linksmesnių dalykų. Cituoju jumis. Juršėnai, komunistė,
Pranešam tau, kad aukštuose paneriuose parinkom pušį, ant kurios žadam tave pakarti. Su ta asmenybė 2000 metais, kai kauniečiai išrinko į Seimą, kalbėjotės, ar buvo grįžta prie pušų temų? Čia iš tikrųjų buvo tuo momentu man labai nejauki scena. Tai buvo jau po kovo 11-osios, kai, taip sakant, mes visi padarėm gerą, rimtą darbą, ir sąjungininkai, ir komunistai, bet vis tiek komunistai liko komunistai, tam tikroj visuomenės daly. Ir tais laikais, aš manau, visi įsivaizduojat Seimo rūmus, tai pagrindinis įėjimas yra dabar užtvertas vartais. Tai tuos vartus aš pastačiau, bet suprojektavo Landsbergis. Vat kaip aš jo galiu neminėti. Aš tiesiog tik įvykdžiau ankstesnės valdžios sumanimą ir pavedimą. Tai žodžiu, pradžioj, tai yra 900 kovo mėnesį ir vėliau, žodžiu, visus metus, tai čia buvo 92 tik sugalvota, kad reikia vis dėlto atitverti, o jau tą, sakau, atitverimą mes organizavom. Tai po posėdžių, o posėdžiai tada užsitęsdavo, mes išeinam ir, žinoma, mus vieni sveikina, gėles teikia, rankas spaudžia, o kiti keiksnoja, ypač kai išeinam Brazauskas, arba aš, ar ten Beriozovas, ar Paleckis. Mus keiksnoja. Ir aš, tuo momentu aš vienas kažkaip ėjau ir matau, grupė žmonių stovi prieš akį su tokiu tvirtų, pečiuitų, barzdotų vyrų. Ir va jis pasakė, reiškia, šitą pažadą man. Tai aš tik tai, žinoma, aš pasimečiau, prisipažįstu, nes niekas man dar taip negrasino, kad mane pakart. Tai sakau, tam barzdočiui, sakau, tik neužmirškit ant tos pušies prikalt varinę lentelę. Čia buvo nužudytas kovo 11-osios akto signataras. Nu, dar signataro nebuvo, tai kitais žodžiais pasakiau. Tada jie pasimetė ir aš nuėjau. O tas barzdočius tai buvo Šustauskas. Po to su Šustausku mūsų santykiai iš viso pagerėjo. Nes jis ir ubagų žygį organizavo, ir kitokius dalykus, bet visada jam trukdavo pinigų. O žinoma, aš kaip Seimo pirmininkas, tais laikais aš turėjau neatsiskaitytinus pinigus. Aš galėjau duoti bet kam iš to mano fondo. Nu, tiesa, tai buvo tarybinė tradicija nuo Šepečio, nes, reiškia, Šepetys kaip LTSR aukščiausios tarybos pirmininkas turėjo tam tikrą pinigų fondą įvairiems reikalams. Pavyzdžiui, mes CK turim priimti kažkokį tai maskvinį veikėją, o CK tokių pinigų nėra girdimui. Girdyt turit už savo arba kokius kitokius pinigus. Arba kažkur nuvežti kokį kolūkį ar fabriką, kur atitinkamai priims. Bet buvo vienas būdas, reiškia, kreiptis į Šepetį, nesvarbu, kad jis CK sekretorius, svarbu, kad jis buvo aukščiausios tarybos pirmininkas. Tai jis turėjo fondą, tu parašai pareiškimą, kad va, čia tam reikia, jis užrašo rezoliuciją skirti 50 rublių. Ir nueini į aukščiausios tarybos buhalteriją, gauni tos 50 rublių ir paskui gali su tuo Maskvos svečiu pasėdėti dviese, tryse. Tai va, žodžiu, toks buvo neatsiskaitytinis fondas tarybiniais laikais. Prie Landsbergio taip pat. Aš įvedžiau, kad vis dėlto pusė turi būti atsiskaitytinė, bet pusė ne. Tai va, iš tos pusės kliūdavo ir Šustauskui. Žinoma, eidavo pirmiausiai įvairiems vargšams žmonėms. Ir kadangi aš taip noriai dalinau, reiškia, žmogus skundžiasi, vos neverkia ir taip toliau, ir man gaila ir aš, reiškia, turiu tų pinigų daug. Aš negaliu savo skirti, ar ten žmonai ir vaikams, visi pakankamai aprūpinti. Tai skirdavo, o paskui man iš vieno rajono paskambina, tu žinai, kam tu skyrei pinigus, mano vienas draugas skambina. O sako, tas vyras, kuris verkė pas tave, jisai atvažiavo pasiimti pinigų su Volga. Tai tada aš pradėjau, reiškia, prieš skirdamas pinigus reikalauti arba iš savo partiečių, arba iš savivaldybės nuomonės, ar tas žmogus tikrai biednas, ar ta moteriškė daug vaikų turi ir yra vargšė ir jai reikia tos pašalpos.
Tai čia tokie reikalai buvo su tais pinigais, kurių mes kažkiek tai turėjom. O dabar grįžtant prie Šustausko, tai žinoma, mes esam nemažai susitikę ir Vilniuje, ir Kaune, ir jisai netgi buvo išrinktas į Seimą. Prieš tai jis buvo Kauno meras ir kauniečiai, matyt, norėdami atsikratyti tokio įdomaus mero, jį iškėlė tokią formą, tarybiniais metais buvo netinkamą žmogų paaukštinti. Tai Šustauską irgi paaukštino ir išrinko į Seimą. Tai Seime jis kartais manęs klausdavo, už ką dabar aš turiu balsuoti. Tai reiškia, kokį nors klausimą, kuris jam neaiškus ir jam nelabai rūpėjo. Žodžiu, toks buvo savotiškas žmogus, buvo Terlecko bendražygis, paskui jie susibarė, išsiskyrė ir buvo dvi laisvės lygos, buvo Terlecko, ta pagrindinė, ir Šustausko. Sąjunga buvo Lietuvos laisvės lyga ir Lietuvos laisvės sąjunga. Taip, taip. Tai va, žodžiu, tokios istorijos su tuo barzdočiu. Tai dabar galime nuo tos vietos turbūt ir apie tos akinius pakalbėti. Man atrodo, apie akinius yra pakankamai daug pasakyta ir jūs visi turite žinot, kas man atsitiko. Man reikia tik tai gal tam tikras detalės paryškinti. Akiniai man buvo nubraukti nereiškia ne smūgių į veidą, bet reiškia tiesiog nuo nosies. Ir anksčiau aš nešiau akinius, kurie labai lengvai judėjo ant mano nosies. Tai po to aš paprašiau, kai reiškia pirkau naujus akinius, kad padarytų taip, kad taip lengvai man nuo nosies nenubrauktų. Tai porą ryškesnių atvejų, būtent Alytuje ir ant Martyno Mažvydo bibliotekos laiptų, tai yra prie Seimo. Ten visą laiką būdavo tie mitingai, dabar kai suaugo medžiai, tai mitingai kažkaip pasistumėjo arčiau Seimo. Tai Alytui mes važiavome kaip tik su amžinatilsį Kazimieru Antanavičium agituoti prieš tą vadinamąjį prezidentinį referendumą. Ir kadangi ir Kazimiero, ir mano pozicijos publikai buvo aiškios. Mes ir aukščiausiai tarybai šnekėjome, kad čia netinka. Reiškia, prezidentas gal ir reikalingas, bet pirma turi būti nuolatinė konstitucija. Ir kai konstitucija bus, kurioje bus įrašytas prezidentas, tada mes turėsim prezidentą. O dabar taip nei iš šio, nei iš to, reiškia, šiek tiek pataisius tą laikinąją konstituciją arba laikinąją pagrindinį įstatymą, įvesti prezidento instituciją. Mums atrodė, kad tai netinkama ir jo labiau, jeigu žiūrėsim, kokie tenai buvo, įgaliojimai tam galimam prezidentui, mums atrodė įtartina. Ir mes priešinomės ir mus pakvietė, mes atvažiuojam ir norim įeiti į salę, o ant laiptelių į Alytaus savivaldybę stovi publika ir neleidžia. Antanavičius kažkaip prasmuko, o aš kaip mandagus žmogus aiškinosi ir plius saugau švarką. Mano kostiumas buvo ką tik pasiūtas Lelijoje, tarp kitko Lelija tebedirba. Ir aš prieš metus ar kiek specialiai aplankiau tą patį direktorę. Ir padėkoju už senus laikus, bet čia naujais laikais tai jau nesisiūnu kostiumų, viskas yra perkama. Tai žodžiu, aš saugojau švarko sagas ir rankovės. Ir tai pasisuku į kairę pusę ir iš dešinės pusės man kažkas nukabina akinius. Tai nukabino, bet viską nufilmavo Alytaus televizija. Policijai tada Alytui vadovavo Grigaravičius. Va tas pats Grigaravičius tiesa ir dabar gyvena su svetima širdim Alytuje. Tai tą medžiagą policija perdavė prokuratūrai, prokuratūrai į teismą ir 93 metais mane kviečia į teismą. Aš sakau, man teismas nereikalingas, aš neturiu tam žmogui pretenzijų. Sakau, jis tik tai turi atsiprašyti, kad laisvoj Lietuvoj mūsų su Antanavičium neleido į viešą susitikimą, kuris buvo apskelbtas ir visi žinojo. Ir agitacija ar už ar prieš turėjo būti įleidžiama. Jis ne, Juršėnas
blogas žmogus ir aš jo neatsiprašinėsiu. Nu tada sakau, tegul bus teismas ir jį ten, žinoma, nuteisė, bet nuteisė tokią daugiau simbolinę baudą. O vilnietiškas atvejis yra įdomesnis. Aš atėjau į mitingą, bet aš nebuvau to mitingo dalyvis, tiesiog pasiklausyti, įdomu buvo. Tais pačiais 92 metais ir taip pat dėl to prezidentinio referendumo. Ir stoviu, dairausi, šalia Terleckas, jau tam momentui mes su Terlecku buvom geruose santykiuose, tarp kitko, jis iš manęs skolindavosi pinigus, ne iš kurių tai dešiniųjų, viršininkų ar kokių, o iš manęs. Aš jam visada skolindavau, jeigu jis laiku negalėdavo duoti, jis paskambindavo, atsiprašydavo, aš sutikdavau. Ir va taip mes su juo gražiai bendravom ir jis atseit mane saugojo nuo megztųjų berečių. O irgi vėl aš kažkur tai dairiausi, ne į tą šoną, o iš kito šono, į kurį aš nežiūriu, vėl kažkas man nubraukė akinius. Klausiu Antano, tai sakau, kas tai padarė? Nemačiau, tai sakau, kaip tu mane saugojai? Nu, bet ką darysi? Aš nemačiau, jisai nematė, nu ką dabar aiškinsies čia. Bet po 5 metų aš gaunu laišką iš pasirodo moteriškė tai padarė. Iš tos moteriškės ir jinai manęs atsiprašo. Atseit tada, kai man akinius nubraukė, ji mane laikė blogiečiu. O per keletą metų jinai persigalvojo, pasižiūrėsi, kaip aš dirbu, ką veikiu, ką aš siūlau ir taip toliau. Tai jinai matė reikalą parašyti laišką ir atsiprašyti. Tai va tokios istorijos su akiniais. Bet baisesnis dalykas yra, kaip mus norėjo susprogdinti. Čia ne metafora, Čia Šiauliuose. ne hiperbolė, o tikras dalykas, kas buvo numatyta Šiauliuose. Šiauliuose. Ir, reiškia, bomba buvo padėta, ten buvo tokia estrada, publika šiek tiek toliau, mes su Kirkilu turėjo būti Brazauskas, nes paskui aiškino, kad čia dėl Brazausko buvo ta bomba padėta, bet Brazauskas neatvažiavo. Reiškia, mes su Kirkilu išėjome į sceną, ar tokia, galime sakyti, pašiūrė, o bomba buvo padėta po grindim. Bet mums pasirodė, kad publika labai toli. Nu, negerai. Mes turim eiti arčiau publikos, pasiimam stalą, kėdę, mikrofoną ir su Kirkilu atsistojam aikštės vidury, pradedam kalbėti, staiga babach. O dar, reiškia, toj arenoj, kur sėdėjo žmonės, bum, 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 petardos kažkokios, tai pradėjo sproginėti, moterims kojinės ir kojas apdegino, reiškia, 2, man atrodo, į ligoninę buvo nuvežtas. Tai paskui aukščiausioje taryboje, kaip jis sakė, o išsigando bombelių. Tai gera bombelė, kuri pramušė medinės grindis ir medinį stogą. Tai įsivaizduokit, jeigu mes ten būtume ar Kirkilas, ar aš, nu jeigu Brazauskas, tai iš jo kai kas būtų likę, nu, o iš mūsų vargu. Tai buvo tikra bomba, bet tik tiek, kad tie reikalai, kaip tais laikais dėja buvo, iki galo nebuvo išsiaiškinti, nors maždaug sprogdintojas buvo aiškus. Tarp kitko jis ir... tą sprogdintoją jūs kodėl nepaskelbėt, juk mes visi žinom, kas Knygoje jis yra įrašytas. Kas užsakovas? Vat užsakovai buvo Vilniuje, bet vat šitas nebuvo išryškinta kaip ir kitų sprogdinimų, ar Bražuolės upė, ar tas savanoris Abromavičius, reiškia, čia užsakovai tie patys, bet tas buvo neįsiaiškinta. Įdomumas yra, jeigu einam prie šito aspekto, įdomumas yra tas, kad sprogmenų gamintojas prisipažino, kad jisai gamino sprogmenis. Bet tada tie, kurie matyt užsakė visą šitą reikalą, susigaudė, tuoj pat pristatė advokatą ir advokatas sprogdintoją privertė paneigti tai, ką jis ką tik buvo tardytojai pasakė. Ir kadangi paneigė, taškas ir bylos nėra. O po to buvo, dar vėliau buvo kitas įdomumas. Taip pat signataras, teisininkas Prapiestis, jis buvo teisinės komisijos pirmininkas aukščiausioje taryboje, paskui buvo teisingumo ministras ir mes jį dar spėjom paskirti 96 Konstitucinio teismo teisėjų ir kai baigė tuos 9 metus
konstituciniam teisme, jisai negrįžo, o atėjo į aukščiausiąjį teismą ir kaip gabus teisininkas ir jo labiau nusipelnė žmogus ir signataras ir konstitucinio teismo teisėjas ir taip toliau, jis buvo keliamas į baudžiamųjų bylų kolegijos pirmininkus ir į aukščiausiojo teismo pirmininkus. Ir tuometinė dešinioji valdžia jį atkakliai blokavo. Jį nepraleido. Ir va neseniai pats Prapiestis paskelbė didelį straipsnį apie visą savo gyvenimą ir taip pat apie šitą atvejį. Ir jis ten parašė, paminėdamas tą reiškia bombų gamintoją, vieną raidę tik tai. Nes jis buvo Seimo narys, tas sprogdintojas, bombų gamintojas. Jis Prapiestis manė, kad dešinieji bijojo, jeigu Prapiestis tampa aukščiausiojo teismo pirmininku, tai va bus grįžtama prie tų bylų ir prie šitos konkrečios sprogdinimo bylos. Ir jį užblokavo ir jis netapo aukščiausiojo teismo pirmininku, liko baudžiamųjų bylų kolegijos pirmininku, o dabar dėstytojo universitete yra profesorius ir turi paskaitų ir studentų ir taip toliau. Pabaigai linksmesnį dalyką, tokį anekdotą prisiminiau, beskaitydamas, kad tais laikais sovietmečio pabaigoje į pabaigą labai klestėjo anekdoto žanras. Ir Brežnevui ten anekdotė taip sako, kad kažkas paklausė, ar jis žino, kad apie jį anekdotus pasakoja. Brežnevas sako, taip žinau, sako, aš juos kolekcionuoju. Paklausė, kiek esi sukolekcionavęs tų anekdotų, pasakė 1,5 lagerio. Sukolekcionavęs. Tai jau dabar pas jumis yra kitokia kolekcija, reiškia šaržai. Kiek esate tų šaržų sukolekcionavęs ir... Taip, tai yra antra knygelė. Čia yra antra knygelė ir jinai yra dovanojama mano jums tie, kurie perkat pagrindinę. Už pagrindinę reikia mokėti, čia ne mano reikalas, čia leidyklos reikalas, o jinai nori biznį turėti iš manęs. Šiuo atveju aš esu tik tai atlikėjas, bet knygelė šita yra mano, užsiliko dalis tiražo nuo to laiko, kada jinai buvo išleista ir buvo platinama, ir aš dabar mielai dalinu visur, kur susitinkam. Tai yra antra tokia knygelė ir čia yra visokių dalykų. Yra žinoma karikatūros, šaržai, bet ir nemažai humoristinių eilių, kurias surašė jau dabar amžinatilsį Dabulskis. Tai smagumo dėliai aš perskaitysiu vieną šešiaeilį. Jis įdomus tuo, kadangi, čia tai pavadinti, Juršėnas tautosakoj. Yra 6 eilutės, 2 eilutės yra ne Dabulskio, o Lazdijų liaudės, dešiniosios liaudės sukurta, galim taip sakyti. Aš Lazdijos buvau prieš 30 metų ir neseniai buvau su knygos pristatymu, priminiau tas istorijas, kai kas prisiminė, kai kas ne. Tai va toks yra šešeilis, 2 eilutės yra mano oponentų iš Lazdijų autorystė. Es karvutė žalia šiena, kad valdžioj nebūt Juršėno. Ir tada Dabulskis 4 eilių atsako iš tas 2 eilutės. Čia 77 puslapis, kas varto. 77 puslapis. Sėk sesutė žalią mėtą, kad Juršėnas vis laimėtų. Po tų susitikimų aš dar 3 kartus laimėjau. Kai aš jau nutariau nebeit, tai jau nebejau. Taigi, sėk sesutė žalią mėtą, kad Juršėnas vis laimėtų. Sėk sesutė žalią rūtą, kad valdžioj tokių daug būtų. Ir va dabar akurat virš 50. Tai aš kaip ir savo klausimus baigiau ir padėkodamas už pokalbį noriu padovanoti Česlovui savo knygą apie tą Liudą Alseiką, toj gimnazijoje, kur mokėtės. Mūsų keliai su juo, kaip čia pasakius, persipynė. Man atrodo, kad aš buvau 5 ar 6 klasėje, kai jį išvarė iš Ignalinos. Ir išvarė iš Ignalinos dėl tų, taip sakant, jo ankstesnių reikalų, pripaišė jam buržuazinį gyvenimą, antitarybiškumą ir taip toliau. Bet
jo kolegos, kiti mokytojai, kurie liko su manim, jie prisiminė Liudą Alseiką ir pasakodavo, koks buvo įdomus mokytojas, kaip jis mylėjo Lietuvą, kaip jis puikiai žinojo, kas, kur kaip yra ir puikiai papasakodavo. Ačiū. Dėkojame už puikų pokalbį. Na ir nieko nelaukiant, kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narę Rimą Baškienę, kurios dėka ir įvyko šis susitikimas. Na, mūsų susitikimas įvyko dėka Česlovo Juršėno, kad jį mes turime, dėka mūsų visų, kad mes norėjome susitikti ir šauniai bibliotekai nuoširdus ačiū, kad jūs norėjote ir laukėte. Laikau rankose šitą knygą, kurią gavau, kaip jūs pačioje pradžioje, Mokslo akademijoje, ją pristatėte ir žiūriu rašau man, kaip ir daugelį kitų, ir tai buvo išties gegužės mėnuo, tas gražusis gegužės mėnuo, kurio visada laukiam. Klausausi jūsų ir galvoju, kad tokių knygų turėtų gimti daugiau. Nes man teko didžiulė garbė būti, matyti, klausytis, dirbti ir daugelį kartų pajausti, kokį unikalų žmogų turime. Lietuvos Respublikos Seime aš atėjau 2004-aisiais, 2012 metų buvo pirmininkas, išrinktis, mūsų džentelmenas. Visos moterys būdavo, pakylėtos, nes niekada Česlovas Juršėnas nepraeidavo, nepasiskaitė, nepasakė kokio gražaus žodžio. Ir po to lyg sparnai išaugdavo ir mes tokios laimingos ir atrodo tada ir gražesnės, ir linksmesnės, ir išmintingesnės būdavome. Dar kartais gėlių gaudavo. Česlovo Juršėno kovo 8 yra siunčiamos ir padovanojamos asmeniškai gėlės, atsimenami gimtadienį ir užrašytas atvirukas. Ir daug tokių dalykų. Jeigu kalbėt apie politiką, apie statutą, kuris yra pagrindinis Seimo dokumentas, ačiū Jums kūrėjau, nes Jūs esate šio statuto kūrėjas, ir tos vingrybės, gebėjimas pirmininkauti posėdžiui taip, kad net patys gudriausi, šiuo atveju Kubilius stovi, pasiėmė statutą, o Česlovas Juršėnas šiaip taip gražiai. Ir viskas išeidavo taip. Iš aukštai popiet. Iš aukštai popiet. Žodžiu, galimybė jūs šiandien turėti, džiaugtis, klausytis, yra ypatinga. Galėčiau daug pasakoti tokių šviesių prisiminimų. Eina Juršėnas Gedimino prospektu. Nei ten apsauginiai, gal kažkur toli vienas. Tai toliau Juršėnas vienas ir kaip pavaduotojų jums pradžią neskyrė. Ir sugebėdavo galiausiai su dviem dirbti. Dabar jau 6 turime, 7 galim turėti. Ir čia jau veržiasi kai kurie vaikinai, nesvarbu teisti, neteisti, kaip anaip, svarbu, kad nori būti vicepirmininku. Dar vienas pastebėjimas. Nuoširdumas. Nežiūrint to, kad socialdemokratai ir kita partija, pamenu, mes tada valstiečiai laimėjom daug vietų parlamente, ateinam naujoką. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir mūsų tam kabinete Česlovas Juršėnas padeda Viktorui Pranckiečiui parašyti jo pirmąją kalbą. Nekritikuodamas, ne kažkaip, o padeda. Kiek jumyse yra šviesos, geranoriškumo, tokių nepamirštamų akimirkų, kurias iš tikrųjų, gal ir aš kažkada parašysiu, nes kažką užsirašydavau apie jūsų gebėjimus ir dabar neišduosiu paslapčių visų, bet išties prašau, gerbiamas pirmininkė, jūs parašykite. Jūsų, nesustokit. Jūs, net aš žinau, jūs džentelmenas negali kitaip. O pastebėjimui, tai kadangi knygą aš parduodu savo patarėjai, kaip nesensta Česlovas Juršėnas. 2004 metai. Jūs... daug plaukų. Nepalaukite. 2004 metai. Šiaulių
Jono tautodailininkų Lietuvos Respublikos Seime pristato savo parodą. Česlovas Juršėnas sveikina, nesuranda laiko, visada suranda laiko. Dėmesingumas begalinis. Praeina 10 metų. Baškienė Česlovą Juršėną sveikina. Stulginskio 150, tai jūsų gimtadienį prisimenant, 2018, gegužės tada buvo 15, mes ant vėliau jūs pasveikinom su gimtadieniu. Česlovas Juršėnas pat. Aiškiai matosi, kad čia plaukų mažiau. Sensta kaip Baškienė, keičiasi. Bet žodžiu, nežiūrint to, kad mes moterys metam bėgant keičiamės, bet atsistoju šalia jūs. Mes jaunos, gražios, prisimenančios tuos ypatingusius laikus, jūs kaip pirmininkas ir visada šviesite mūsų pirmininkas, mūsų politikos mokytojas, mūsų šviesa ir džentelmenas. Tai tas nuotraukas aš gal paliksiu prisiminimą. Ačiū. Ir žinoma, gėles. Toj nuotraukoje aš tada jums teikiau gėles, dabar taip pat noriu jas teikti. Tai dėkoju iš padėką, gal dar yra norinčių tarti? Noriu, prašau. Tiek gražių žodžių turbūt, na, kaip visada nepasiseka mums, nes jeigu Rima pati pirmoji stoja, tada žinau, kad, kaip sakyti, nebemrengsi. Dabar suprantu, iš kur jinai to išmoko. Kaip pirma Iš diena... gimties jinai tokia. Ne, ne. Kiek aš ją prisimenu jauną. Ir vis tokia pati gražia. Ji buvo kukli mergina ir mūsų, Šiaulių krašto. Išvažiavo į Vilnių, išmoko, dabar aiškus jau ir mokytojas. Tai o mes, kuršėniečiai, mes Šiaulių krašto, demokratai, labai džiaugiamės jumis, kad na, pagaliau, kaip sakoma, pagaliau atvažiavo. Ir tikimės, kad na, dar daug sykių čia, Kuršėnuose, čia, Šiaulių krašte jūs pamatyti. Ir nuo mūsų visų, ačiū už gražų vakarą, ačiū, Rimai, sakiau jau, sakau, žmogus nedaug valgyto pašnekėti. Ačiū už tą iškalbą, ačiū už tą gražią, šiltą tokią makaronę, turbūt nežinau, kaip ją įvardinti. Ačiū Jums. Gal dar yra norinčių pasisakyti? Tatjana, norime taip pat padėkoti Ešiui, visų bibliotekos bendruomenės narių vardu, kuršėniečių vardu, kad atvykote į mūsų biblioteką, kad pasidalinate savo laimingo gyvenimo prisiminimais ir norime jūsų prisiminimui padovanoti kulinarinį paveldą Kuršėnų nuotinį ir žinoma mūsų bibliotekos išleistas knygas. Nu ir noriu padėkoti mūsų. Aš galvoju, kad Karolina šitą padarys ir labai dėkojam Jonui Kavaliauskui už tai, kad jisai tikrai taip puikiai pravedė vakarą su mūsų svečiu. Man atrodo, tikrai buvo labai įdomus klausimai. Tai nuo mūsų tokia dovanėlė. Tai ačiū labai susirinkusiems. Tikimės vakaras neprailgo ir buvo prasmingas, turiningas ir mus paskatino, padrąsino kurti savo gyvenimo mozaiką, ar ne? Tai su ta gaida ir atsisveikinom. Ačiū labai ir iki kitų kartų. Taip, galima įsigyti knygų va čia prie išėjimo